Sveiki! Šiandien atidarome naująjį Altas IT akademijos sezoną. Pirmame seminare svečiuojasi Hanwha Vision ir Flasheye. Kuo buvo naudingas seminaras jums? Naudinga sužinoti apie pačius produktus, pamatyti, kaip jie veikia ir taip pat, kadangi turėjo realių pavyzdžių apie tai, kaip yra įdiegti jau sprendimai ofisuose, pamatyti, kaip jie praktikoje naudojami, ne tik teorijoje ir ant popieriaus vadinamo. Šio seminaro tai būtų aktualiausia apsaugos sistemos. Ir ką būtent pateikia ir pranešėjai, ir mes patys matome, kad kombinuoti sprendimai su apsaugos kameromis ir sensoriais yra geriausias variantas, norint pasiūlyti problemos sprendimą ir galbūt apsaugos variantą klientams. Kuo buvo naudingi mokymai jums? Tai mokytis niekada nevėlu ir visada reikia, ypač šitoj srity, kur, kaip pasakyti, vos ne kiekvieną dieną vis kažkokios tai naujovės. Šiaip, iš tikrųjų, pirmąsyk susidūriau su lidarais. Galima kombinuoti su sistemom, kitom apsaugos, kas ir buvo parodyta, su vaizdo kamerom, su apsaugos sistemom. Mes iš tikrųjų dirbam dviejose srityse, tai yra kompiuteriai, prekyba, servisas ir visas kitas reikalas ir kitas sritis apsaugos sistemos, tai kameros, priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija. Tikiuosi, kad panaudosim šitą visą naujieną. Iš tikrųjų, tai šios produktus aš kaip ir žinojau. Tai mano galbūt seminaro buvo tikslas, kad pagilinti, atsinaujinti tas pačias žinias. Tai pačiai portfolio Hanwha pati labai didelė turi, tai vat buvo noras gal kaip visada praplėsti truputėlį naujieną sužinoti. O su lidaro sistema, tai mums yra įdomi sistema, naujiena. Tai stengiamės kiek įmanoma daugiau informacijos rinkti ir sužinoti kažką naujo. Atstovauju FIMA. ITS departamentą, turi kolegas taip pačiai, kurie dalyvavo iš pastatų saugumo, tai vat būtent su pastatais jų sritis, tarkim, mano daugiau buvo tokia iš ITS.